Tai buvo taip, kad mes buvom kelionėje, parsivežėm iš Italijos lėlytę su tautiniu kostiumu. Ir aš taip kažkaip iš patriotinių paskatų galvojau, kaip aš čia be lietuvaitės. Galvoju, nuvažiuosiu į Vilnių, čia tik nusiperku į savo kolekciją. Na ir nuvažiuoju, o jų ten nėra. Tada aš galvoju, nu ką, megzti moku, siuvinėti moku, galvoju, pasidarysiu. Na ir taip, įsigijau lėlytę ir vieną aprengiau. Taip viena po kitos. Na ir prasidėjo. Tai regionas koks? Žemaitė. Ne, čia yra Sūduviškas tautinis, Trinytis vadinamas. Kaip sakytum, šiuo laikmečiu atitikmuo lietpalčiui, nes jis buvo lindinis ir buvo toks, lengvesnis. Dzūkės, taip, teisingai. Taip, 19 amžiaus antra pusė. Kadangi tamsėja, nes pradžioje 19 amžiaus buvo šviesūs rūbai, daug baltos ir raudonos spalvos, o 19 amžiaus antra pusė ir pabaigoje net juodi buvo rūbai ir dabar taip yra. Aukštaitė. O žinot, kiek buvo suaugusio žmogaus nuometo ilgis? Taip, apie 3 metrai. Sudėtingų ryšimų. Taip, kad aš pagrindė edukacijas darau vaikams. Ir per lėlę, per tą visą tokį žaidimą, aš labai tikiuosi, kad vaikučiams kažkas liks, kažkokia detalė ir kaip iš tikrųjų tas tautinis kostiumas atrodė. Nes dabar tokių daug yra klaidinančių, visokių stilizuotų reikaliukų. Tai aš stengiuosi jau kiek įmanoma, kad tiems mažiems žmogučiams įsimintų. Ir aš pasakoju, kas yra tautinis kostiumas, dėl ko jisai buvo, kuriam laikmetį. Na ir mes pasidarom tą popierinę lėlytę. Gaunasi tokios lėlytės, tai kaip jeigu pamokėlė trumpa, tai vaikučiai nusipiešia veidukus, o jeigu yra laiko, tai mes ją rūbelį po rūbelio dedam, klijuojam ir taip aprengiam lėlytę. Tai va, o paskui vaikučiai įsineša dovanų, tai yra Japonijoje. Paskutiniu metu Lietuvos ambasadoje Japonijoje yra mūsų 5 lėlytės, visų 5 regionų ir tokioj parodėlėje stovi. Yra Amerikoje, man pasakojo žmonės, kai padovanojo senyvo amžiaus moteriškiai, kai jinai gavo tą lėlytę, sakė, apsikabinus verkė. Šiaip praktiškai vos ne po visą pasaulį, nes veža kaip dovanas, kaip reprezentuojant Lietuvą. Perka krikštynom, kartais įsigyja, vestuvėms. Ir ką, tuos sūrius gamino seneliai, gamina mes, tėvai gamino, ir dabar tai šildau šviežią pienuką, šiaip reikėtų šildyti pirmiausiai rūgštų pienuką, bet kad būtų greičiau, kad laikui sutaupyti, tai šildau šviežią pieną ir pilsim rūgštų į jį. Tai kiekviena moteris pasakytų, kad tie nemokėtų sūrių pagaminti. Turiu slėgtuvą, turiu atsivežusi jau sūrį suslėgtą, dar neišimtą. Taip, tai čia dar yra 2 sūriai ir jau vieni yra kepti, sūriai šitie 2, vienos gaspadinės Laimutės Aleknavičienės, o šitie 2 tai yra Brigitos Pilipavičienės. Paima su blenderiu arba su mėsmalė, kaip sakė Brigita. Sumala varškę, tada įsitirpina dar želatinus jinai ir šiltai laiko tą želatiną, kai jinai nesustengtų. Tada jinai prideda dar riešutų ir prideda razinų, kaip į šitą. Tai čia yra jos firminis toksai, tas sūris. O šitas tai yra padarytas technologija ta pati, tik tai yra įdėta želatina padaryta. O čia tai yra ir tradicinis sūris, bet jis daugiau darytas iš saldaus jau pieno. Jis saldaus, bet paskui jis yra keptas. Čia pagaminau tik tai saldų sūrį, su razinom, aš gaminu su virsto aguonom, aš sūrius darau, aš auginu karves ir aš sūrius darau iš savo pieno. Tai yra labai svarbu. Pavyzdžiui, šitie sūriai, kurie būtų padaryti, yra nenugraibyti. Tai yra tas pienas pamelžiu, vieną puodą pastatau rūgt,
tada, kai surūksta, tada pamelžiu šiltą pieną, pilu kaitinu ir kai tą rūgusį pieną pusę ant pusės pilu į rūgštų pieną. Čia ne kefyras, bet jau rūgštus pienas būna. Tai va, ir iš lėto su medinė lentelė, iš lėto pirmyn, atgal, puodė, maišai, kol pasidaro varškė. Ir aš būtinai palaikau, ne iš karto pilu į sūrmaišį, palaikau. Jeigu noriu varškės, tai iš tikrųjų kartais net per naktį palaikau, kad man ta prisigertų. Nu, aš darau taip, kaip man skanu ir patinka. Ir paskui pilu į sūrmaišį, nu ir va, kas gaunasi, tas gaunasi. Aš dar mėgstu labai druskos įdėti ir su mediniu šaukštu permaišyti tą paprastą sūrį. O į saldų, tai, žinokit, tie sūriai yra kiekvienos šeimininkės kitokie. Nes priklauso, kokį tu pieną naudoja netgi karvė. Mano, jeigu iš vienos karvės bus kitoks sūris, jeigu iš kitos karvės bus kitos skonio sūris. Gyvenimas su arbatu, manau, prasidėjo vaikystėje. Kai aš atvažinėjau, čia netoli senelių namai buvo prie kelio ir tėvai veždavosi mus pas senelius. Atvažiavę pas močiutę norėdavom gerti. Jis sakydavo pieno, o aš tai pieno negeriu. O jis sakydavo, tada aš tau padarysiu arbatos. Nueidavau į kiemą, nuskindavau žolelių, balandos, serbentų ir saulučių. Ir mane tokia arbata vykdydavo, sakydavo, tu būsi graži ir turtinga. Ir dabar aš jums irgi šiandien bevaikščiodama tos turtingos ir gražios arbatos paruošiu. Dabar čia ką radau? Balanda, saulutė ir serbentų lapai. Prašau. Visi žino pienės, garšvas ir dilgėlės, o balanda, tai pamiršom, kuri yra tiek visokių vitaminų ir mūsų organizmui tinkančių medžiagų turinti, tai va, bus arbata su balanda. Yra juodųjų serbentų. Žinot, kad vaikai tuos serbentų nelabai, bet aš juos žalius sutrindavau uogas, cukraus, įdėdavau šaldytuvą, žalioji arbata nevirta ir dabar jie skaniausios močiutės arbata. Su serbentais. Su serbentais. Gyvendavom pušynę, kaip galiu neparuošti kankorėžių arbatos. Vakar išvirta kankorėžių arbata. Didžiuliam tai čia ta, kur graži ir turtinga. Prašom. Kokius, va, šlamutis, moterys. Tonikas pirmas veidui šlamučių. Nusiplikot ir tonikas geriausias veido. Gražesnių. Visi žinom jaunažolę, visi žinom po liepas, kurias pučia, medetko arbatėlį. Kaip pasakau, yra šitas ne nyžis, o jalų, apynys. Kai sako viena spurgelė, viena mezinforte tabletė. Pavasarinė arbata, kai sakau, išėjau prasivaikščiodama, irgi skyniau, ką radau. Nuėjau iki riešutmedžio raudonais lapais, nuėjau toliau serbentų lapų su spurgelėm, radau laukinę obelį, žiedelių pasiskyniau ir laukiniais kriaušiais žiedų. Tai yra šita pavasarinė mano arbata. Tai laba diena, verdam duonsriubę, iš tikrųjų senoviškas patiekalas. Nemokėtų išsivirti duonsriubės. Tai iš tikrųjų, jeigu jau visai taip originalus senoviškas receptas, tai iš razavų miltų. Razavių, tai žinot, ką reiškia, ar ne? Pilno grūdo miltai, ruginiai miltai, tai iš tų miltų darydavo kukuliukus ir kepdavo, tiksliau virdavo iš karto, o jau duoną kepdavo, o kas likdavo, darydavo kukuliukus ir duonsriubę virdavo. Tai jos iš tikrųjų kepindavo svogūną, lašinukus ir atitinkamai išvirusios bulvių viską sumaišydavo. Tai gal aš irgi dabar jau čia, kadangi apsikepinau ar ne, galiu uždėti užvirintas vanduo ir sudedame smulkiai supjaustytas bulves. Tai žinoma, reikia negailėti ir prieskonių, reikia įdėti būtinai pipirų, druskos, lauro lapų, kad tai suteiktų skonį.
Na ir paskui jau žiūrėsim, kodėl vis tik tai jinai ta duonsriubė vadinama yra, ar ne? Tai šiandien turbūt tokio puodo neužtektų visiems paragauti. Tai mes turime jau prišutytos versiją, kaip sako. Ir galėsim paskanauti. Jinai lygiai tokiu pačiu principu buvo verdama, bet visas procesas, kol vyksta, tai dar šiek tiek pasakysiu. Kad bulvės išverdamos, sumaišoma būtent jau pakeptoji ta masė ir tada gardiname druska, pipirais, lauro lapais, o tas žalumynas, krapai ar ne, svogūnų laiškai, tai tam, kad suteiktų vėlgi dar daugiau aromato ir skonio ir visa tai pagardinama yra būtent sausa jau išdžiūvusią duonelę. Tai nekepėme iš rozavų miltų šiandieną, truputėlį jau ta versija tokia, ar ne, šiuolaikinė, tai išdžiūvo duonos gabalėliai ir tiesiog, kol jie sausi, nesusigėrė, nei sriuboj neištirpė, neištižė, tai vat ir skaniausia valgyti ir galėsit tai pabandyti. Tai sriubytė ragaujam. Thank you.